Sveiki, kadangi gavome daug klausimų, kaip pririšti Flakarp signalizatorius raciją prie visų tų priedų, tai padarysime labai trumpą video, kaip visa tai yra padaroma. Taip pat pateiksiu nuorodas apačioje į instrukcijas, jeigu jų dar neturite. Na ir dėl viso pikto įsimeskite jas tada į dėkliuką, nes, kaip matėte, funkcijų šiuose signalizatoriuose labai daug. Tai tikrai bus paprasta jas pamiršti ir savo atmintį atgaivinti niekada nebus pro šalį. Pradėkime nuo racijos įjungimo. Ištredimus visus parodysiu video pabaigoje. Dabar turime čia kairėje tiesiog 3 signalizatorius, aš jų gal neištraukinėsiu. Tai pirmi 3 yra signalizatoriai, šį čia yra judesio daviklis ir lempa. Tai pradedame nuo pirmo, aš raciją įjungiu. Gal šiek tiek pagarsinsiu. Ir matome, kad pirmas signalizatorius nėra prijungtas. Prijungimas prie racijos daromas paprastai. Palaikome aukštyn ir žemyn mygtukus vienu metu, trumpai. Išgirdome garsinį signalą, taip pat užsidegė lemputė ir galime dabar pasirinkti, ant kurio ledo pririšti signalizatorių arba judesio daviklį. Atkreipkite dėmesį, jeigu bandysite pririšti ant to paties, kur jau dabar bus kažkas uždėta, išgirsite garsinį signalą žemo tono ir jis vis tiek degs baltai. Tai reiškia arba ištrinkite, ištrinimas daromas palaikant minusiuką ilgiau. Vėl girdite žemą toną, užsidegė raudonas ledas, tai reiškia, kad ištrinė. Galima pririšti prie 6 ir jeigu reikėtų daugiau, einame į kitą pusę, užsidegė raudonas ir vėl einame per kitas padėtis. Aš darysiu taip, kad pririšiu racijas prie 1, 2, 3 ir judesio daviklį prie 6 dešiniausio, kad man nesimaišytų. Taigi, dar kartą pakartosiu, nes šiandien daug papasakojau. Įsijungime raciją, palaikome garsą aukštyn žemyn šiek tiek, pasirenkame poziciją, šiuo atveju pirma racija. Vieną kartą suskambiname, užteko įjungti, jeigu jau pas jūs bus įjungta, greičiausiai ratuką pajudinsite. Ir pirmas racija, kaip matot, pririšta, tokia pat spalva kaip ir signalizatorius. Atliekame tą patį, pasirenkame antrą poziciją, supipsiname antrą signalizatorių, einame ir darome tą patį trečia pozicija, trečias signalizatorius. Dabar pririšime tada judesio daviklį iš karto. Aš, kaip minėjau, jį darysiu ant kraštinio. Judesio daviklyje čia yra LED off ir racijos funkcijos, čia yra judesio jautrumas, tai mums reikia šiuo atveju įjungimą, kai darėme signalizatoriuose, čia padaryti ant atstumo, tas perduoda signalą į raciją. Tai kaip matote, 6 padėtis, įjungiame, įsijungia, perduoda signalą ir pririšo prie 6 pozicijos. Taigi, ką turime? Signalizatorius įjungtas, signalizatorius ir pririštas judesio jutiklis. Turbūt jau matėte, kad judesio jutiklis taip pat turi savyje ir ledą. Tai galima surišti judesio jutiklį, šitą ledą prie signalizatorių, taip pat valdymas iš racijos. Tai pažiūrėkime, kaip tai daroma su judesio jutikliu. Reikėtų, matote, čia yra svirtis į LED, jinai neužfiksuoja, tai ją reikėtų paspausti ir palaikyti 3 sekundės. Čia pradėjo žybsėti LEDas viršuje, vadinasi, bus, štai mėlyna mirksi, bus dabar mokosi jisai signalą. Pririšime pirmą, lygiai taip pat kaip ir anksčiau, įjungiame signalizatorius, įdegė žalia, pririštas pirmas signalizatorius, vėlgi darome tą patį, mirksi mėlyna. Pririšame antrą signalizatorių, vėl porą sekundžių, mirksi mėlyna, pririšame trečią signalizatorių. Kas gaunas dabar, jeigu įjungsime prie RFX, tai reiškia, jis klausys ir racijos, kai suskambės racija kelis kartus, nes, kad nuo vieno pyptelimo nežibėtų, užsidega LEDas, kad užgesinti LEDą trūktelime vieną kartą į dešinę, LEDas užgeso, gražiname į poziciją, kad priiminėtų ryšį iš racijos. Vėl matome, užsidega nuo visų signalizatorių. Trečio netestuosiu, nes tas pats bus. Aname video jau turbūt matėte, galima įjungti šitą ledą taip pat nuo judesio daviklio, jeigu kažkas sujudėjo, kad įjungtų šitas. Tai padaroma trūktelius prie ledo greitai 5 kartus. 1, 2, 3, 4, 5.
Dabar išjungiau, 1, 2, 3, 4, 5, įjungiau, tai to įjungsiu, palauksime, užsifiksuos judesio jutiklis, tuo jisai nurims, imituoju judesį ir užsidega LEDas ir lygiai taip pat 1, 2, 3, 4, 5, užsidega raudona, tai šitas, tuo išjungsiu, šitas LEDas nebedegs tuo metu, kai suveiks judesio jutiklis. Taip pat pririškime dabar tada judesio jutiklio LEDą prie valdymo su racijos pulteliu. Prie racijos pultelio galima pririšti iki 4 šviesų, jos užsidega paspaudus vieną kartą, mato čia 4 pozicijos yra, jeigu atitinkamai, tarkim, 2 kartus paspausim antrą poziciją, 1, 2, 3, 4, iki 4 šviesų taip galima valdyti. Aš asmeniškai esu pasidaręs, kad judesio jutiklį prijungęs prie 2 paspaudimo, o pagrindinę lempą prijungęs prie 1 paspaudimo. Tai lygiai taip pat ant judesio jutiklio palaikome šiek tiek, kol užsidegs ir mirksės mėlyna. Tada paspaudžiame čia 2 kartus, jis išsiuntė signalą čia, matote, atsiminė. Dabar jeigu jungsime RFX poziciją, kad priimtų ryšį, paspaudžiu 2 kartus, matot, užsidegė antrą poziciją ir užsidega LEDas. Lygiai taip pat mes jį galime išjungti. Tai su judesio jutikliu turbūt baigėme. Dabar pažiūrėkime tada, kaip galima pririšti signalizatorius ir judesio jutiklį į raciją netgi prie pagrindinės lempos. Pririšimo funkcija įsijungia palaikius mygtuką 5 sekundės. Matote, pradėjo mirksėti, vadinasi, jis dabar bando priimti ryšį. 2 paspaudimų, dabar keičiame spalvą, prie kurios norime pririšti. Pirma yra raudona, tada yra žalia, tada yra mėlyna ir dabar yra violetinė. Violetinė reiškia, kad lempa užsidegs tokios spalvos, kokios bus ir signalizatorius. Tai pririškime prie violetinės, nes, labiausiai patogiausia taip yra. Taigi, prisirišo prie geltonos. Dabar lygiai taip pat palaikome. Vėl mirksi. Pririšame kitą. Oi, nepasirinkau spalvos, pabandome dar kartą perrišti. Einame iki violetinės. Suskambinam. Užsidega žalia. Pririškime paskutinį signalizatorių. Vėl violetinę spalvą. Ir pririškime paskutinį signalizatorių. Pririškime dabar judesio jutiklį. Taip pat palaikome, kiek čia sakiau, 5 sekundės, pradeda mirksėti. Šitas, man atrodo, visada raudonai užsidegs šitoje pusėje, tai ir patogiausia galbūt šitą prie raudoną, bent jau taip atrodytų, bet aš, kadangi geltoną, žalią, raudoną pasidaręs, tai man patogiausia, kad judesio jutiklis būtų mėlyna, kad man būtų patogu atskirti. Čia kaip ir rišant prie šitų signalizatorių įjungiame tą, kaip minėjau, ryšį, kur 3 arba 6 metrai. Kad tiesiog jis duotų signalą į pačią lempą. Ir paskutinis tada pririšame raciją prie pagrindinės šviesos, vėlgi ilgiau palaikome. Pradeda mirksėti. Aš prie 1 paspaudimo padaręs, 1 kartą spusteliu. Matote, galiu dabar valdyti. Taip pat ir ryškumas reguliuojas, kaip ir, šiek tiek greičiau 2 kartus paspaudus. Tiksliau, po 1 kartą šiek tiek greičiau. Ir jeigu grįžtume šito, tai įsijungsiu. Ir šitas ryšio priėmimas yra 2 sekundės palaikome, jeigu raudona išsijungia. Jeigu 2 sekundės palaikome ir žalia, vadinasi, įsijungia priėmimas ryšio iš visų signalizatorių. Pavyzdžiui, matote, čia dar įjungta tas. Ir jeigu 1 kartą spusteliu, įjungiu šitą, 1 kartą spusteliu, išjungiu ir taip pat galima tą išjungti 2 spustelimais. Taip viską pririšame. Greitai perbėkime, jeigu jums reikėtų viską atrišti. Taip pat, kai pririšinėjome, čia einame į tą funkciją. Ilgiau palaikome, pasirenkame poziciją. Ištrinimui yra minusą palaikom. Antrą poziciją ištrinu. Trečią poziciją ištrinu. Ir pas mus čia buvo judesio jutiklis, ištrinu.
Čia viskas ištrinta. Judesio jutiklį ištriname palaikę šičia 6 sekundės. Užsidegė raudonai, išsitrinė atmintis. Taip, dabar paskutinė lempa yra liko, kad jos ištrinti atmintį mums reikia 15 sekundžių visą šitą palaikyti. Ir jis pradės raudonai, man atrodo, mirksėti. Tai čia jau mokymasi tas režimas, dar palaikome. Viskas išsitrinė, viskas šitas. Tai dabar, kai jungiame šitą, kaip matot, nieks neprisiriša prie jo, neveikia. Taip pat, jeigu įjungsime racijas, nieks neveikia. Tai trumpai tiek. Pabandysiu tada ir, kaip minėjau, instrukcijas pateikti šio video aprašymo apačioje. Atsisiųskite, atsispausdinkite ir pasidėkite šalia tada šito viso dėkliuko.